Pinigai jūsų? Taip, mūsų. Norėtume, gal jau galit grąžinti, prašytume. Mielai, bet negaliu. Buvo padarytas poėmis, vyksta ikiteisminis tyrimas. Pinigai konfiskuoti. Kaip konfiskuoti? Čia ką reiškia konfiskuoti? Ir čia ne šie pinigai, čia mano tėvo pinigai. Galima sakyti, krūvinų darbų, delnais prakaituotais. Ką čia tau leidžia? Robertai, nuliaukis. Tu ką, parų nori gauti? Aš pats struktūrose dirbęs ne vienerius metus, aš tiek pažįstamų turiu, kad aš galiu čia pats parų išrašyti. Atsiprašom, labai atsiprašom jūsų. Robertai. Atsiprašau, tėve, gal nesusiturėjau, bet aš tikrai dirbęs. Robertai. Eik, atleiskit. Atleiskit mano sūnui. Blogai įsimiegojo. Tie pinigai neturi nieko bendro su vagyste. Aš jau popierius turiu, įrodančius pinigų kilmę. Štai, aš pardaviau vienkiemį. Prašau. Tai kodėl slėpėt? Bankais nepasitikim. Viens, du, trys, keturi, penki. Vėl avižinė košė. Nu, apie 5 riešutai dar. Tai bet jau tu baigi išprotėt nuo tų dietų. Nu, ką, viskas skanu, man gerai. Būk gerai, dukra. Atneš man svarstyklės, gerai? Atneš mamai svarstyklės. Atneš mamai svarstyklės, gerai? Mama, gerai jautiesi? Viskas gerai. Nu, pažiūrėm, ar bent kilogramėlis nukrito, ką? Dedam? Dedam, mama! Mama! Mama, kelkis! Mama. Atsibudai, matai, gal su tom dietom prisidarėjai, gal jau laikas baigti. Kas čia dabar? Kas čia dabar man buvo? Liekinančios tabletės. Kam to jos reikalingos? Vaikeli, čia prie bendro komplekto viskas. Bendro. O tėve, bledas, bet šitas Adrianas. Prašau. Gėlės į namus, žaviausiai damai. Labas rytas. Adrianai, tėve. Kas jai? Priepuolis? Nu kaip? Atidavė pinigus? Neklausk, rupūžės taip sunervavo, kad jau taip susijausminau, maniau, į atlapus reikės kabintis. Pinigus, sako, nori konfiskuoti. Už ką? Aš irgi sakau, už ką. Tai čia turbūt nori prie to Ryčkos kombaino prikerkt. Ten traktorius buvo. Nu, nesvarbu, traktorius, ne. Kam iš vis Ryčkai tas traktorius? Nevogė jis, nevogė. Aš netikiu. Bet aš viską išsiaiškinsiu. Aš visus policininkus susodinsiu. Visus, kurie bus parašą prie Ryčką padėję. Nereikia, Kostai, tu nusiramink, nesijaudink. Žinai, aš pagalvojau, gal reikia tau pamirštas Ryčką. Kaip aš galiu pamiršti? Taigi jis man kaip sūnus. O tada kitas reikalas. Tada reikia nepamiršti, kad gyvenimas yra gražus ir spalvotas ir be Ryčkos. Šūdinas tas gyvenimas. Galina paliko, dabar Ryčką pasodint nori. Griūva visas mano gyvenimas. Tėvas gali padėti. Žinok, jisai pusę gyvenimo kalėjime praleido, tai tikrai žinos, ką reikia daryti, kad į tą kalėjimą nepapult. Jo, bet su tavo tėvu kažkaip negerai gavosi. Žmogui paskutinės kelnes numovėm. Nu ką tu, dabar už tas žmogus mano namuose kaip bajoras, pas sūnų gyvena. Viskas pavyko, Kostai, viskas kaip tu sakei. Ačiū tau. Ačiū už sugrąžintą tėvą. Tau
Tau reikia normaliai pavalgyti, va, arbate, sumuštiniai, nes prisigalvoji visokių tablečių. Mama, tu dar kokį rimtą lygą pasigausi. Toma, o Adrianas išėjo jau? Ne, yra pačioj. Nori, kad pakvieščiau? Ai, ne, nu kuris mane tokią matys. Dukra, čia, žinok, man nenuodėtų, o žinok, iš jaudulio alpstu. Dieve, kokios gražios gėlės. Eisėk. Oi. Gal 17. Tai jei čia po 3 eurus kiekviena, tai jis tikrai mane myli. Kaip, Galina? Gerai, užmigo jau. Aš galiu. Ne, nereikia. Daviau jai vaistų, tegu pailsi pamiega. Kas čia per liga? Alergija. Nuo gėlių. Jūs atnešė tokių gražių gėlių, bet jinai negali pakęsti to kvapo, tai ir nalpo. Alergija nuo gėlių, tai vadinasi daugiau jokių gėlių? Jokių gėlių. Tik sutarkim, kad lieka tarp mūsų. Čia tokia paslaptis. Gerai? Aišku. O kaip ten su tom skirybom? Kažkaip Galinus nepatogu klausti. Skiriasi. Rytoj, poryt, kažkada. Tai vadinasi, visas turtas per pusę. O va šito nežinau. Aš turiu pažįstamą advokatą, kuris galėtų padėti, jeigu reiktų. Na, bet jeigu procesas įsibėgėjęs, vadinasi, lauksime rezultatų. Palieka palinkėti sėkmės. Aš paskambinsiu Galinai vakare. Ačiū už kavą. Nėra už ką. Viso gero. Viso gero. O, na kaip pavyko? Vos visko nesugadinai. Pinigai čia. Na va, ačiū die. Reikalas sutvarkytas, tai galim jau ir važiuoti. Niekur aš nevažiuosiu. Aš čia būsiu, lauksiu Ryčkos. Kas čia tas Ryčka, kur traktorių pavogė? Tas pats. Nieko jis nevogė. Visus susodinsiu, kurie taip kalbės. Nu, klausyk, taip stovėdamas tu nieko nelaimėsi. O tai ką daryti? Nu, reikia tartis su traktoriaus savininku. Atlyginti nuostolius, tu pats supranti. Tada galima tikėtis, kad byla gali baigtis taikiai. Blemba, kaip aš nepagalvoju. Taip, aš tau sakiau, tėvas ateis ir patars, ką reikia patarti. Tai galim važiuoti, kur tave pametėti? Man reikia pasikalbėti su Virga. Gerai, važiuojam. Gerai, važiuojam. Tėtė, o tie tavo kvepalai, tai geras vyriškas aromatas, tabaku. Girdėjai, sako, liaukis, taip ir aš sakau. Tėtė, gal, aha, tuo, aš irgi į priekį sėsiu, tu sėsk į galą, aš noriu prie tėvų. Ilgai mėgi, labas rytas. Taip ir galvoju, kad kažkur yra pasala. Kviesk Ziną, kaipgi be jo spektaklis. Aš paprašiau, kad mama išvažiuotų. Nu ir labai gerai, ačiū Dievui. Tu ją vakar labai žeidei. Aš atsiprašiau. Jinai verkė visą vakarą. Kaip gaila, kad nemačiau. Bet jinai man davė vieną labai gerą patarimą. Girdėjau. Girdėjai? Ja, kaip rauginti agurkas. Ne. Ji man liepė grąžinti tau motociklą. Juokavai. Ne. Tai bus mano pirmas žingsnis į mūsų susitaikymą. Egis atvarys motociklą. Bet yra sąlyga. Aš jai neskambinsiu ir neatsiprašinėsiu. Motociklas bus tavo, jeigu mes šiandien abu nueisim pas psichologą. Psichologą? Taip. Gerai, puiku. Aš turiu. Ką apie tave jam papasakau? Aš irgi. Tai kur Ryčka prapuolės? Tai tipo tu nieko nežinai. Ko nežinau. Kas yra? Ryčka pavogė traktorių. Ne, nepavogė. Jis policijoje. Policijoje. Taip. Atėmė iš jo telefoną, todėl ir neprisiskambinai. Jis pats prisipažino. Dabar man reikia surasti to traktorių savininką ir su juo susitart, kad nepasodintų Ryčkos. Dar kartą klausiu. Iš kur jis pavogė tą traktorių? Nežinau. Taigi tu su juo važinėjai, jis pats prisipažino. Aš miegojau, nieko nemačiau. Blemba, Virga. Čia rimta. Žinau.
Taigi visas internetas rašė. Rasiu kaimuko pavadinimą ir pavardę. Зашибись. Kur čia atvažiavom? Čia yra nekilnojamo turto agentūra, kuriai pardaviau savo vienkiemį. O, pirksim ką? Nepirksim, pabandysim atsipirkti, ką praradom. Teisingai. Atėjo laikas atstatyti status quo. O, skambina. Kas skambina? Irena. Oi, tai čia jau mama manęs ieško, duok, aš pakalbėsiu su ja. Mama, atsirado apetitas, atsirado, bet dar nepavalgiau. O, vėl užsėdai? Gerai, nevaidink čia biznesmeno, seniuk. Varkės tai aš su kuo, tu tik liežuvių mali. Malūnėlius aš sugalvojau, o tu tik perki parduodi, spekuliantas. Geriau savo virgai paskambinko, tai jinai turbūt jau visas akis dėl Ryčkos išverkė. Klausyk, jeigu nori, aš tau galiu kompą nupirkti, galėsi namie sėdėti ir žaisti. Jo, būtinai. Tas nuomininkas įsikraustė? Įsikraustė paliubomu. Tik vat nežinau, ką ten man vienam veikti tokiam dideliam name. Moters reikia, kad būtų kas ryte kavą į lovą atneša, ne? Direktoriau, atėjo. O, direktoriau, Nida, tu geriau sakyk, seniuk, Donce, pas tave šaiką tvarė, dėlas reikia daryti. O, pašovė, jo papa, tik blondinę pamatai, iškart kulka į kaktą. Ai, va iš naujo. Sveiki, kokį reikalų? Nu, žinau, kad atrodys nekaip. Norėčiau atsipirkti savo vienkiemį. Nu, aš prie šitų galiu pridėti dar 2000. Ne. 3. Ne. Viskas baigta. Internetą pridaviau, turiu kelias rimtus pirkėjus. Ne. Mama, nebegaliu daugiau kalbėti, manęs laukia. Paskambinsiu. Iškart, kai pavalgysiu, paskambinsiu. Viskas, sudiev. Ne ir dar kartą ne. Viskas, parašai sudėti, biznis padarytas. Nereikia pūsti šaltą vandenį. Sveiki. O, kiek čia matytų veidų. Matyt, būsiu kažką praleidęs, Donatai sveikas. O ką tu čia darai? Ką aš čia darau? Dirbu. Čia kontora mano. O tu ką čia darai? O aš čia atsidūriau netidėliotinų ir svarbių reikalų genamas. Kartu su savo tėvu, su kuriuo jau turbūt turėjai garbės susipažinti. Jūs pažįstami? Ką darysi, tėvi? Visko mano gyvenime yra buvę. Šitos pažinties irgi neišsiginsiu. Tai šitam žmogui pardaviau savo vienkiemį. O dabar neina į kalbas. Tėve, palik mus minutėlį vienus akis į akį, aš su juo šnektelsiu. Tėvas, mano, tikras. Nu, nerandi? Jau. Va, Vaclovas Daugintis, Strumilų kaimas. Daugintis, Strumilai. Gerai, kur tas kaimas? Vilniaus rajone. Viskas, važiuoju. Atsimink, jeigu pasirodys policija, tu nieko negirdėjai ir nieko nematėjai, aišku? Aišku. Viskas per tave. Tu įkalbėjai Ryčką vogti. Nieko aš nekalbėjau. Tu įkalbėjai. Visos bėdos per jūs, moterys. Džiaukis, jeigu Ryčka gaus tik 2 metus. Kiek? Tai ko jis norėjo? 2 metus. Ryčka gaus 2 metus. Ryčka uždarė į policiją. Man tai tos 2 metus reiks nulaukti. Tu šikt. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. O, tai tu pats save pagrobėjai? Būtent. Ir kad pagrobimas būtų įtikinamesnis, reikėjo paprašyti išpirkos. Aš paprašiau ir tėvas pardavė sodybą. Tai koks tikslas? Taigi sakau tau, žmogau, kad tėvai susitaikytų. Ir planas pavyko. Tėvai silvartavo dėl savo vienatinio sūnaus, tai yra manęs, ir susitaikė. Dabar tėvas ir motina kartu. Aš turiu tėvą ir motiną. Įsivaizduoji?
Nežinau, mane čia nieks nejaudina. Visus tai jaudina, Donatai. Ir tu man jau dovanok už tai, kad aš ant tavęs ir akies neturėjau gal kada ir kokį kietesnį žodį esu pasakęs. Na, bet tu irgi suprask, pamatytum tu mane su kokiom moteriškom kalgotkėm, ne to prisigalvotum. Tu suprask, aš per kur parduodu ne tam, kad dovanočiau, o tam, kad uždirbčiau, supranti? Aš suprantu, bet tam reikalingi draugai, o mes su tavim kaip tik draugai. Ir aš žinau, kad tu ir Virga draugai, ir apie tai Virgos draugui Ryčkai, nė žodelinio neišsitaręs esu, ir niekam nesakiau apie tavo bizniuką. Nida, šitą atnešk kavos man gerai, o jam vandens ar ko ten... Be burbuliukų. Gerai, Nida, Nida. Nida, atnešk kavos. Koks bizniukas? Virga man viską papasakojo, aš viską žinau apie tos tavo narkotikus. Ir užtektų vieno žodžio, vieno skambučio ten, kur reikia, ir visi atsistotų ant kojų ir padėtų tave irgi, kur reikia. Bet ko aš prašau, Donatai, žmogiško, draugiško supratimo, atjautos. Pasigailėk mano tėvo. Na va, tėvė, viskas sutvarkyta. Galima eiti ir atsirašyti turtą atgal. Kiek reiks primokėti? Nieko. Pasakiau porą tinkamų žodžių ir Donatas atsileido. Greičiau, pavėluosim pas psichologą. Ne, jokių kaklaraščių. Aš noriu pas psichologą jausis laisvai. Bet tu man patinki su kaklaraiščiu. Aha. O Laurinas kaklaraščių nenešina. Neprimink man to Laurino. O kodėl? Būkim objektyvus. Kodėl jam vieni vertinimai kriterijai, o man kiti? Tylėk! Greičiau pas psichologą, nes ne namai, o turnynas kažkoks. Mes vedę jau 10 metų. 11 metų, 2 mėnesius ir kažkiek ten dienų. Jeigu būti tiksliems. Atsiprašau, tęsk. Ir mūsų santuoka patyrė šiokių tokių problemų. Mums krizė. Aš čia atėjau tik dėl to, kad jį pažadėjo, jog sugrąžins man motociklą. Tu gali manęs nepertraukinėt? Gerai, atsiprašau, tęsk. Ačiū. Na, aš kaip ir baigiau. Nuo ko prasidėjo jūsų nesutarimai? Modestas susirado kitą. Tai tu susiradai kitą. Tiesa yra tokia, kad Modestas pasiuntė savo draugą, kad mane sugundytų. Ir pats padarė viską taip, kad jam puikiai pasisektų. Tai tiesa, Modestai? Taip, tai tiesa. Bet aš neverčiau tavęs vaikščioti pirkščiai nuogai. Nu, tai yra su marškiniais. O tai iš kur žinote, kad tai buvo? Aš pasakiau, aš nieko nuo jo neslėpiu. O va štai Modestas viską, absoliučiai viską slepia. Todėl tarp mūsų nėra pasitikėjimo. Tai netiesa, bet gerai, tęsk. Nu? O, Rupūdžė, užsnūdau. Susitvarkiai? Taip. Na, Robertai, imk. Ką? Vienkiemis tavo. Kaip mano? Tavo. Nebe laikas turtus kaupt, laikas dalint. Nežinau, ką tu tam Donatui pasakei, buvo visai kitas žmogus. Ką ten sakyt, nieko tokio nepasakiau. Visigi žmonės tarp žmonių gyvenam, nežvėrisgi. Donatas irgi toks pat žmogus, katalikas. Ugnies Silvestra ir vanduo ir šaltis.